Ir štai ateina laikas, kai tu pagaliau nori gauti atsakymus, kai tu nori žinoti, kodėl, kaip, kam. Nori nusimesti naštą, kuri pasidarė paskutiniu metu itin sunki. Nori keistis ir ieškai būdų, kaip tai padaryti. Daugelis ieško. Ir aš ieškojau. Ir galiu pasakyti, kad man padėjo Theta metodas, Theta healing metodas. Tai yra metodas, kuris pas mus atkeliavo iš Amerikos. Tai yra šio metodo įkūrėja Viana Stable. Ji išties ne tik išsigydė save šio metodo pagalba, tačiau parodė visam pasauliui, kaip galima išties rasti atsakymus į tokius svarbius egzistencinius klausimus. Kaip galima rasti atsakymus, kodėl tau nesiseka, kodėl sergi ir tai pakeisti. Kaip galima susijęti visą visumą. Tai yra kūnas, dvasia, jausmai, emocijos, siela. Ir kaip toje visumoje galima atrasti tau tinkančius pokyčius. Tai yra Viana, šio metodo įkūrėja, pati praėjo tikrai sudėtingą kelią. Tai yra jinai sirgo, jai buvo pripažinta labai sunki liga, kuomet gydytojai praktiškai ją nurašė. Ir štai šio metodo pagalba jinai pati sugebėjo save išsigydyti. Ji rado atsakymus, ji pasikeitė. Ir ji visiems skleidžia dabar šį metodą, kaip iš tikrųjų galima padėti savo, kaip galima padėti kitiems, kaip vyksta tokia pagalba, su kokiu jėgų pagalba jinai vyksta. Taigi Theta metodas tai yra žinios apie tai, kaip mes galime susijungti su ta galingaja pasaulio kuriančia jėga, su kūrėju arba su pirma pradė energija. Theta metodas tai yra žinios, kaip tai padaryti, kaip nukreipti, pakviesti šią energiją gydymui, išlaisvinimui iš sunkumų, pokyčiams. Taigi šio metodo galima mokytis, galima jį taikyti savo, galima taikyti kitiems. Ir tai nėra atskira sritis, kaip tarkim tai būtų meditacija, ar religija, ar dar kažkas. Tai apima visumą. Galima sakyti, kad tai yra ir psichologija, ir psichoterapija, ir meditacija, ir susitelkimas į save, ir coachingas, ir energinės praktikos. O šiandien norėčiau pasidalinti, pamokyti tokios trumputės meditacijos, susijungimui su šia galinga visagalė energija, su kūrėju. Tai yra, mes dabar atliksim tą trumputę praktiką ir tam tiesiog užsimerk, susitelk į save ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pasistenk viduje nurimti, tegul nutyla tavyje kalbantis balsai ir pajausk savyje širdį. Pajausk tą energiją, tą švytėjimą, kad tai yra meilės vieta, kad tavyje gyvena meilė. Tavyje tai skleidžiasi, pulsuoja, tavyje tai gyva. Pajausk tai. Ir su šiuo pajautimu, su šia energija, su savo dėmesiu, judėk žemyn savo kūnu, į dubenį. Judėk dar žemiau, į kojas ir kojomis žemyn. Ir per padus, su šia pajautimu, su ta energija išeik į žemę ir skverbkis gilyn, gilyn į žemės gelmes. Dar giliau
lyg medis skverbėsi šaknimis į žemę. Ir kai pasieksi gilumą, tu pajausk, kaip ta žemės stiprybė, galia, energija kyla į tave. Su šiuo pajautimu, su šia energija mes vėl grįžtame į žemės paviršių. Einame per padus į savo kūną ir kylame savo kūną aukštyn. Energija kildama užpildo tavo kojas, dubenį, kyla dar aukščiau, nugarą, krūtinę, kaklą, galvą ir išeina virš galvos su spalvotu švytinčiu rutuliu. Ir akimirką stabtelk, pažiūrėk, kokios spalvos tas rutulys. Ir pamatyk, pajausk to rutulio viduje save. Ir su šiuo pajautimu mes kylame aukštyn. Pastumėk tą rutulį, tegu jis kyla aukštyn į visatą, pas Kūrėją, į tą pirmą pradę, kuriančią jėgą. Mes judame labai labai greitai per visą visatą. Judame tokiu dideliu greičiu, kad pro mus šmėžuoja šviesos, tamsos sluoksniai, šviesos, tamsos. Mes pasiekėme auksinį sluoksnį ir neriame per jį dar aukščiau. Mes pasiekėme žalią substancijos sluoksnį ir neriame per jį dar aukščiau. Ir virš savęs matome baltą perlinę švytinčią šviesą. Ir neriame į tą šviesą visiškai, absoliučiai pasinerdami į ją. Ir tai yra Kūrėjo energija. Tai yra visapratė, kurianti galia. Ir čia šioje energijoje mes išsakome prašymą Kūrėjui. Visa, kas yra Kūrėjau, prašau, užpildyk mane besąlyginės meilės energiją. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir paliudyk, pajausk, kaip Kūrėjo energija nusileidžia į tave, kaip užpildo kiekvieną tavo kūno ląstelę, kiekvieną tavo esybės dalį, kiekvieną jausmą, emociją. Ji užpildo tave visą ir tu esi ta besąlyginė meilė. Tai yra tavyje ir tu tuo esi. Ir su šiuo pajautimu atsimerk ir sugrįžk į save. Toliau judėsime kartu. Tai tikrai puikus metodas. Tai tikrai veiksminga ir labai labai įdomu. Iki susitikimų. Lauksiu.